Labas rytas visoms, tai ką, išaušo šią ilgai lauktos dienos rytas ir ne šiandien mes varom į Meksiką, bet rytoj, bet šiandien užtat varom į Paryžių, į vestuves, kaip jau ir minėjau. Tai dabar yra be 10 ryto, be 20:10 ryto ir mes atsikėlėm, greit viskas tvarkėm, suruošėm ir varom įgyvendinti paskutinius reikalus prieš išvarant. Tai varom dabar į darbą ir po to varysim pas savo buhalterį, sutvarkyti paskutinių reikalų naujam projektui. Ir ką, tada grįšim namo, stverksim lagaminus ir varysim traukinį. Žodžiu, tapsiu aš profesionaliai filmuoti, atidarinėti ir junginėti kamerą vieną ranką. Tai ką, mes jau Paryžiuje, iš tikrųjų labai greit laikas praėjo. Nei skaitant, nei labai žiūrint per daug telefono, laikas pradėjo greičiau negu žiūrint, iš tikrųjų labai buvo keista. Tik prigrogau nusnausti bent valandėlę ir jau atvažiavom. Tai ką, man atrodo, nervinsiuos aš pastoviai šitą linzą, kuri nefokusuoja iš karto. Šitą buvo žiauriai daug lengviau. Nu jo, reikia pripraus vloginti, tai jau ieškomės laivą ir iš tikrųjų nematom jokio didelio laivo. Ir gavam, gal čia mus apgavo, bet mato tokie tik tai mažiukai seni laiveliai. Parodysiu Paryžiui, blembas vieną ranką. Va, matot? Tokie su terasom laiveliai. Čia žmonės gyvena ir vargo nemato. Negaliu nustoti juoktis. Tai va, suradome tą laivą. Ir mes žvengiam. Nu, iš tikrųjų, jis nėra senas, jam yra 10 metų, tai palygint kaip laivų, tai yra labai naujas. Ir jo, parodysiu po to, kaip atrodo tenais viršui. Pats Mėgamasis, tai mes čia laive pačiame esam, kas dar nesuprato. Tai Mėgamasis atrodo štai taip, čia su sakiam spintom ir panašiai. Ir žiūrėkit, čia visur lemputės neoninės degė, tai mes įsijungiam normalią šviesą, kad akių neerzint. Ale salionas, nežinau iš tikrųjų, kur šviesą čia įsijungti, bet maždaug atrodo taip. Dabar aš varysiu ruoštis. Ir po to mes lėksim į vestuves. Simana Tava. Ouais. Ça sent du carburant. Ouais. Ils me font très peur ces escaliers, moi. Attention. Si Bernard il arrive, puis là t'es mort. Eh oui. Non, c'est pas moi qui est morte, hein. C'est les deux. Comme c'est beau là, regarde. C'est magnifique. Je sais pas si c'est celui-là. Vous entendez des choses sur les ponts? Ouais. Il y a un pont. Il y a un pont comme ça. Tu vas avoir plein de gargouilles sur les... Gargouilles, c'est quoi? Des têtes de champignons. D'accord. Et en fait, c'est... Bah, tu as la tour Eiffel sera après, hein, parce que là il va faire la tour Eiffel. C'est là qui comprend rien. Voilà la tour Eiffel. Ah non, pardon, c'est pas la tour Eiffel. Non, ça c'est Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'était la tour Eiffel, j'ai confondu. Ça doit être calculé. On remercie Mika pour les selfies.
tos žydiškos vestuvės jau baigėsi. Mes jau grįžom namo, net neparodžiau outfito mano, bet neturiu didelio veidrodžio čionais. Tai turėjau tokią maikutę juodą su nerinukais, kožą ir štai toks neriniuotas pūstas sijonas. Ir buvau su juodom platformom, bet dabar užsidėjau, iš tikrųjų žvengia visi iš manęs, užsidėjau savo kedus. Tai jo, tokia klasiška, bet sportinė. Jo. Tai va viskas, mes labai pavargę, iš tikrųjų dabar peržiūrėjom bilietus, varom ne per pietus, o varom iš ryto. Ir jo, reiks išvaryti labai anksti ryte iš čionais. Tai va, ką, varom su miegoti. Ir jau vloginsiu jums rytoj iš Meksiko. Mes dabar varom į traukinį, ieškom savo geitsų, esame Frankfurte. Ir ką noriu pasakyti, kad nusipirkom GoPro, nes pamiršom savo namie. Mes turėjome antrą GoPro ir kadangi mes planuojam labai daug nardyti, tai nusipirkom kitą GoPro. Tai yra Hero 5 Session. Tas mažesnis, didesnis su ekranu kainavo 500 PM, o šitas kainavo 400 PM. Tai pasiėmėm mažiuką. Perfect. Thank you. It's done? And los tacos. Okay. Gracias. Déjà? Monsieur. Tai ką, aš su ligotu jau veidu jums pasirodo. Ne, nesu ligotu, bet iš tikrųjų galite iš mano akių matyti, kad man yra šakės, iš tikrųjų. Matėjo, kaip karšta. Jo, mes pavalgėm ir man taip davė, ne į galvą, bet tiesiog į sveikatą. Nosis labai užsikimšus ir nelabai prigidžiu dar po skrydžio. Tai va, tiesiog pasiėmiau kažką saldaus. Tai pasiėmiau KitKatą su riešutų sviestu ir varysime mes miegoti, nes man jau mirtis alyvose. Hello you. How are you doing? Este es caramelo y vainilla. ¿Está bien así? Está bien. It's with Kinder Bueno? Sí, si gusta, sí. Okay. Kinder Bueno solo? Padažu visai nedaug. Tikrai nedaug. Federalinė policija Meksikos. Si ça se fait, s'il y a des bonnes adresses, quoi. Sûr. Il y a 2 ans, tu es allé au Costa Rica avec Lina, tu avais fait une pêche
Sur le bateau, j'ai dû pêcher une douzaine d'espadons dans la journée. Ils sont dangereux ou pas? Ah, tu te souviens quand j'avais peur des iguanes au Costa Rica? Hey! Et les petits chatons. Arrête-toi! Arrête-toi! Oi, oi! Kokia padykėlė, kokia padykėlė. Tai va, apsilankėmės pas dėdę mūsų draugo. Ir žiūrėkit, kiek gyvūnėlių. J'ai oublié de la sortir, c'est ça. Ouais, ici, le problème des arbres, c'est que putain, deux. Oups. 3. Ouais. Oh, comme t'es belle, toi. 3. 4. Šitą labai. No. Myliu. No. Žodžiu, pabėgo mūsų šuniukai, kai mes tik išėjom, norėjau tik tai grafitį parodyti, kaip atrodo. Čia visur pilna piešinių ir labai gražus. Ir vat, kamelis čia pas mane rankose. Ne? Pabėgėlį. Pabėgėlį. Ir štai čia užrašyta Cuando sea grande quiero ser niño. Kai būsiu užaugęs, norėsiu vėl būti vaiku. Lygtais taip. Nežinau, nemoku labai daug ispaniškai šnekėti, bet man atrodo, kad tą ir reiškia. Tai ką, kiauliukai prisivalgė, kaip visada. Ir žiūrėkit, ką radom. Tai čia yra tokios ale statulėlės, puzlės. Žiauriai mielai atrodo. Jo, vaikščiojomės po galeriją šiokią tokią čia nais. Ir žiūrėkit, kokį paveikslą radau. Nu, man jis yra nerealus ir čia po šviesom nesimato, gal taip. Bet žiūrėkit, yra su auksiniam detalėm. Ir nu žiauriai nerealus. Tik ta esmė, kad mums labai netinka prie mūsų interjero. This one is amazing. Ils venaient du Nord, du Mexique, et donc eux, ils ont amené leur culture. Ils ont ramené, parce qu'ici, les 3/4, enfin, il y a beaucoup de cérémonies. Tai čia galiu jums papasakoti greitai, kad tai yra Majų piramidės ir tai yra, man atrodo, didžiausia Majų piramidė. Now, how long do they remember all the details? Wow, I like it. Say 2 or 3 Non, elle refait. Je m'en occupe. Ça marche. Ça va, mais demain je l'envoie. Ouais. Ça va. Tu me l'envoies et demain... Ça va. Demain je te le renvoie signé. Ça roule. Ah ben envoie-moi l'adresse alors de chez toi en même temps. Moi, au moins dès demain il dépose tout et on... Gigantišką kaukolę radom. Après du coup pour Žiūrėkit, palyginti su ranka. Pour grandifier, si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on... C'est madame, je l'ai peut-être fait la main. C'est fait la main? Oui, oui. C'est vous qui avez fait ou pas? Chinese in Cancun. Mais c'est vous qui avez fait? It's you who made it? Yeah? You? Claro. La familia. Con los mayas, muy facile. Ouais, donc. Avec petit couteau comme ça. C'est eux qui font quand même. Hein. Ah ouais, non, c'est du boulot. Ah ouais, c'est facile. Tai va, žinėjom visokius suvenyrus, dermės. Ir kai matėt, daro šitas skulptūras, tai mes vieną nusipirkom į mūsų naują projektą, nes mūsų naujas projektas bus šiek tiek toks siaubų susijęs su viskuom, kas gąsdina, tai jo, tai nusipirkom vieną tokią kaukę.
Ponas ruošia man pietus. Tai yra vištiena su sojos padažu ir tiesiog su prieskoniais, pipiriukais ir citrina. Fechou, hein? Tai čia taip atrodo mano vištiena ta kepta visam alkoholyje. Tai čia buvo, man atrodo, romas, vynas, tekila, tada dėjo baltą padažą, gritinėlės, man atrodo, tada dėjo tomato padažą, tada čia yra čili pipiras, daržovės, ryžiai. Maniškis pasiėmė irgi vištieną. Čia yra pupelės maltos, vištiena su, man atrodo, kopūstais. Čia mūsų yra gazpačio, kurį valgysim, kad tik tai pipet ateis. Ola, tai ką, vaikštinėjom, mes vis dar po miestelį, neprisimenu, kaip jis vadinasi, nes mes su tais meksikietiškais pavadinimais jau nekas, bandau ispaniškai šnekėti, susišneku, aišku, su pardavėjais. Ir mes esame miestelėje, kurio aš jau nefilmau, nes yra labai daug gražių vietų, bet kai filmuoju, kažkaip tas neatsiskleidžia, nežinau. Tai aš jums įdėsiu tiesiog galbūt nuotraukų, nes padariau visai gražių tokių įdomių nuotraukų čia nais porą. Tai va, tai tiek, dabar mes pavalgėm, išsimaudėm šiandien, kaip matėt, pažiūrėjom mamą į šventyklas ir jau varom į mašiną ir tada varysim link Playa del Carmen, kur mes esame apsistoję. Ir po to, nežinau, po to varysim vėl į miestą, arba gal pasilsėsim, ar gal varysim kokį masažą. Tai ką mes veiksim, pamatysit vėliau. Va, šiek tiek išlindo. Kažkoks lygtais ruonis. Hello. Hola, chicas. Tai ką, mes jau esam Tulume ir aš dabar pasižiūrėjau, kad atrodo žiauriai balta, nors šiandien įdegiau. Tai jo, nekreipkite dėmesio. Ir, o Jėzau, dar baltesnė atrodo negu Marselyje, ne? Tai ką norėjau jums pasakyti, kad mes atvarėm į Tulumą po Playa del Carmen ir už manęs yra mūsų bungalow, mūsų namelis. Ir aš tiesiog kaip man parodysiu, kaip čia viskas yra. Ir mes rezervavom šiandien ir šiandien atvažiavom. Tai ką, tada pradedu aš jums rodyti nuo čia nais. Čia yra daug namelių ir visų pavadinimai yra skirtingų grupių. Tai pavyzdžiui, čia yra, kaip matot, 4 Pink Floydų namukas. Tenais toliau yra Rodas Stewartas, nu, vienu žodžiu, tai tokie skirtingi kambariukai.
Y así no puedo llegar. Entonces no voy para Magdalena, luego a Puerto Ay, te pido de corazón que se acabe la bamba. C'est quoi aujourd'hui? Tai va, užsiregistravom čia nais knygoje, kaip matėt, ir pagaliau radom šitą, kur norėjom varyti. Ir varysim dabar žvejų miestelį. Ir nuiminėjo dabar maniškį stogą, nes, sakau, praleidom mašinai kokią 2 valandas. Tai norisi įdegti nors kiek. Maniškis kalbasi su driežu, nes jisai kokiais 5 minutės nestraukia nuo kelio. Le mec, il est en plein milieu de la route, quoi. Il fout le camp. T'es en plein milieu, mec. Ah là là. C'est ton copain, ça? Ouais, ça craint. Ok. Là, c'est ça. Oh, ça, c'est un singe. Les mourins. Hola. Hola, che tal? Ah, sì, ma allora l'ho presa non volendo. Non volendo l'ho presa. Metto la foto. Taip, tai ką, mes baigėm jau mūsų baladę, ar taip sakosi, pasivaikščiojimą po Majų tas šventyklas, pasiėmiau kokosą ir mane nustebino vėlgi kainą, nes mes dabar lyginam kainas Baly ir Meksikė, tai aišku, čia net lyginti negalima, bet pavyzdžiui, riešuto šito kaina yra 50 pesų ir tai yra 2,5 euro, kas yra brangiau negu kokosų vanduo parduotuviai. Tai jo. Ieškom dabar Saviškių, kur pavalgyti ir žiūrėkit, kokią jogos studiją radau. Tai čia žmonės daro jogą ir tiesiai su vaizdu jūra, nerealu iš tikrųjų. Gaila, kad jau išvarom šiandien vakare, būčiau žinojus, būčiau tikrai atvarius čia. Tai va, nesirodau jums, bet norėjau tiesiog parodyti patį kol kas skaniausią desertą, kurį esu valgius Meksikė. Tai dėl šito mes specialiai ėjom į šį restoraną vakar. Atrodo štai taip. Tenais virtuvė. Ir jo specialiai ėjom dėl šito deserto, nes labai nedaug kur yra tų visokių konditerijos gaminių. Tai žiauriai skanu ir kavytė su almond pienu, su jo migdolų pienu. Tai skanaus mums ir iki.